Mes norėtume atkreipti 4 tokius dalykus dėl nekilnojamo turto mokesčio, dėl pagrindinio būsto. Tai dėl skaidrumo, nes jeigu paliekama teisė savivaldybėms nustatyti tarifą ir neapmokestinamą nekilnojamo turto mokesčio dydį pagal daugybę parametrų, jie apibrėžti įstatyme, tai atsiranda didelė rizika, kad tai bus daroma neskaidriai, kadangi savivaldybė neturi išsamių sąrašų, kurie identifikuotų visus kriterijus, neturi jos duomenų bazės, kuri galėtų būti viešinama, ir net jeigu būtų viešinama po tarifų paskelbimo ir po verčių nustatymų, kitas gyventojas, kuris galbūt irgi galėjo pretenduoti lengvatą, jis tai sužinos per vėlai ir jau jam lengvata nebus pritaikyta, sužinos kitais metais. Tai dėl skaidrumo, dėl tvarumo iš tikrųjų yra visi dydžiai neindeksuoti projekte, tai siūlymas ir klausimas kartu finansų ministerijai, ar jūs čia specialiai neindeksuojate su intencija, kad jie ateityje praras prasmę ir tie visi laipteliai ir tos ribos taps nereikšmingi, ar čia yra tiesiog neapsižiūrėjimas. Ir kitas, dar 3 punktas dėl rinkimų įrankio, jeigu jūs paliekate savivaldybei spręsti dėl pagrindinio būsto, faktiškai nekilnojamo turto mokestis gali varijuoti 10 kartų, variacija per daug didelė, tai rinkimo metu tai gali būti naudojamas kaip įrankis. Ir stabilumas iš tikrųjų, nors nekilnojamo turto mokestinė vertė būtų fiksuojama kas 3 metus, tačiau dėl to, kad savivaldybė kas metai galės keisti skaičiavimo kriterijus, tai gyventojas visiškai nežinos, koks bus kitais metais nekilnojamo turto mokestis. Kartoju, skaidrumo, daugiau tvarumo dėl indeksacijos, kad tai netaptų rinkiminių įrankių ir daugiau stabilumo, kad nebūtų galima kaitalioti šitų tarifų taip dažnai, kaip nustatyta įstatymu.